Sveiki, aš Virginijus Žukauskas iš Motociklų mokykla LT, kurioje mes mokome pradedantuosius ir pažengusiusius motociklininkus saugiai ar ekstremaliai važiuoti, netgi padedame tiems, kurie niekada nesėdėjo ant motociklo. Šiame klipuke papasakosiu ir parodysiu, kaip pradėti mokintis važiuoti su motociklu ant galinio rato. Visą tai, ką jūs pamatysite, stenkitės neatlikinėti gatvėje, kur yra intensyvus eismas, stenkitės kažkur susirasti nuošalę ir saugią vietelę. Visą tai atliksiu su motociklu Kawasaki ZX6R, vadinama 6 Ninja, ir visą kitą pamatysite. Pati pirma pradžia yra pats bandymas važiuoti su motociklu ant galinio rato, naudojantis tik tai gazo rankenėlę. Tas pats kėlimas yra irgi nenaudojant jokios sankabos, nieko, vien tik tai rankena. Visiškai natūralu, kai jūs pradėsite tai daryti, kad jūs persiekios baimė, kad galbūt aš perkelsiu, galbūt persiversiu, kažkas įvyks, bet to nereikia bijoti. Visada reikia jausti pagal savo galimybės, kiek tas priekis pakyla. Iš pradžių, pirmas dalykas, toks galbūt net mano patarimas, kad nesistengkite forsuoti kažko, daryti virš savo galimybių. Jeigu jaučiate, kad bijote, nekelkite. Antrą kartą jums išeis, trečią kartą. Taigi pati pradžia. Pamokinsiu jūs, kaip daryti tą pačią pradžią, kaip persilaužti ir nuo ko vis tai pradėti. Tai pirmas pats elementas yra važiavimas ant galinio rato, naudojantis tik tai akceleratoriaus rankenėlę, vadinamą gazu. Tai iš karto parodysiu, kas tai yra, kokia viso to dalyko eiga. Užkuriate variklį, pradedate važiuoti, greitis kažkur, priklausomai nuo motociklo, yra 40-70 km/h. Važiuojate pirmų bėgių, ir staigiai suktelėkite akceleratoriaus rankenėlę. Tada motociklo priekis turėtų užšokti į viršų. Aišku, tai darant pirmus kartus turėtų gąsdinti. Jeigu jūs gąsdina, iš karto atleidžiate gazą, priekis nukrenta. Ir tai yra būtent, visą tai priklauso nuo to, kiek jūs kartų tai darysite. Tokį dalyką atsiminkite, kad kai darote šį elementą, važiuojate ant galinio rato, jokių būdų iš karto smegenyse savo užfiksuokite, kad nelaikykite priekinio stabdžio rankenėlės, nes tada užsiblokuos ratas ir kai jūs nuleisite, iš karto avarija garantuota. Dar vienas svarbus dalykas važiuojant, kai jūs staigiai suktelnate rankeną, motociklo šokia į priekį, jūs stenkitės su gazo pagalba motociklą, išlaikyti kiek galima ilgiau, nenuleidžiant priekio. Ir dar toks vienas dalykas, gan svarbus, kad irgi, kai keliate motociklo šoką, nesistengkite mesti gazo atgal, numesti gazo, nes tada motociklas trenkiasi į žemę ir gali šakių ribokšliai sugesti, dar kažkas. Netgi rėmas trūkti tai. Ir atsiminkite tokį dalyką, kad tokio kaip kažkokios taisyklės, kaip koks turi būti tas, kaip sakom, koks turi būti kampas, kad būtų balansas. Tai priklauso ir nuo pačio motociklininko svorio, ar nuo motociklo tipo. Jūs grinai turite pajausti, kad kampas, važiavimas ant galinio rato skaitosi geras tada, kai jūs be pastangų važiuojate, kiek norite ant galinio rato. Dabar antras būdas kėlimo ant galinio rato. Tai antras būdas yra jau išmokusiems važiuoti tik tai iš gazo. Yra pats motociklo pakėlimas naudojantis sankabą, sankabos rankenėlę.